Sveiki gyvi. Esu Rimvydas Baltaduonis, vienas iš pilietybės portalo bendrakūrėjų. Šiandien yra labai ypatinga diena. Lietuvos Respublika švenčia savo atkurtos konstitucijos 30-metį. Lygiai prieš 30 metų žmonės balsavo, pasirinko santvarką ir būdą, kaip gyventi. Ir šiandien pakalbėti apie tai pasikvietėme JAV gyvenantį teisininką Gediminą Ramanauską. Labas, Gediminai. Labas. Labas, Gediminas yra aktyvus JAV lietuvių bendruomenės lyderis. Jisai atstovauja JAV lietuvius Seimo ir PLB komisijoje ir yra JAV lietuvių bendruomenės tarybos narys, aktyvus New Yorko profesionalų klubo vadovas. Gediminai, gimėjai Lietuvoje, pradėjai ir savo teisės mokslus Lietuvoje, šiuo metu gyveni New York'e, mokėsi ir Šveicarijoje, ir darbą savo kaip teisininko dirbi užsienyje. Ką tau reiškia konstitucija, kurią prieš 30 metų priėmė Lietuvos žmonės? Tai man asmeniškai labai svarbi konstitucija. Aš sakyčiau, kad tai yra pamatinis teisės aktas. Buvo priimtas tokiais Lietuvai labai svarbiais laikais, kai be abejo buvo okupacinė kariuomenė, buvo nedraugiškos valstybės. Greta kaimynai, kas šiandieną taip pat labai rezonuoja. Ir iš esmės tai yra pagrindinis dokumentas turbūt, kurio pagrindu yra priimami visi kiti dokumentai. Tai įvardintos pagrindinės nuostatos, kaip Lietuva yra nepriklausoma demokratinė valstybė, tai svarbus teritorinis vientisumas, nepriklausomybė, tas pats pilietybės reguliavimas. Tai yra kertinis dokumentas, kuris iš esmės kaip teisininkui neturėtų būti dažnai keičiamas, bet iš kitos pusės yra gana lakoniškas, žiūrint į pačią konstituciją, tai yra trumpos nuostatos ir vėliau tos nuostatos yra detalizuojamos jau, sakysim, konstituciniuose ar įstatymuose. Tie 30 metų, kurie dabar praėjo, tai jau ilgas laikas konstitucijai išgyventi, nes tarpukario Lietuvos konstitucija visgi neturėjo progos tiek ilgai galioti dėl okupacijos. Dabar galiojantis konstitucijos variantas jau su tam tikrais pakeitimais Seime galioja kurį laiką. Ar tai daug ar mažai? Aš manau, kad daug. Pakankamai ilgas laiko tarpas, 30 metų. Žvelgiant į Lietuvos visuomenę, taip pat aš turbūt vienas esu iš pavyzdžių, kai gimiau Vilniuje, užaugau. Tai prasme, baigiau mokslus, kaip pats minėjai, Lietuvoje, tapau advokatu, vėliau taip likimas susiklostė, išvykau į JAV, taip pat tapau JAV advokatu. Tai iš esmės aš manau, kad tai atspindi kaip ir visuomenės emigracijos tendencijas. Labai daug lietuvių išvyko į užsienį, studijavo, kažkas sugrįžo, įkūrė verslus Lietuvoje, kažkas sukūrė, sakysi, profesionalų klubus užsienyje, kas užsiema verslu užsienyje. Tai manau, kad žvelgiant atgal į konstituciją, tai daug iš esmės pasikeitė Lietuva, lyginant Lietuvos su 90 metais, 92 metais ir dabartinė Lietuva yra labai labai skirtinga. Geopolitinės grėsmės išliko, kaip matome šiandieną, bet manau, kad 30 metų yra pakankamas laiko tarpas žvelgti atgal ir įvertinti, kaip pasikeitė visuomenė, koks turėtų būti teisinis reguliavimas. Nes paprastai visuomeniniai santykiai vystosi greičiau ir vėliau, sakysim, teisė kažkiek bando tai atsekti. Bet prieš 30 metų mes dar buvome gan jauni, per jauni balsuoti, mūsų balso nebuvo tuo metu dar. Ir norėjau paklausti, kiek ta konstitucija turi keistis, kuomet gyvenimas juda į priekį, realybė keičiasi ir kaip tos naujos kartos, kurios gimsta vėliau, gali prisidėti prie to gyvo konstitucijos gyvenimo. Kaip tą įgyvendinti, kad naujos kartos turėtų savo žodį santvarkoje, kurioje gyvename? Aš manau, kad konstitucija turi užtikrinti tam tikrą teisinį stabilumą. Tai yra ne tas dokumentas, kuris turi būti keičiamas kasdien, bet iš kitos pusės vėlgi įvertini, ar nuostatos
kurios galėjo 90-92 metais, dar yra gyvos, ar žmonės to gyvena, ar iš esmės pasikeitusi situacija. Tai aš sakyčiau, turbūt, diaspora yra ganėtinai aktyvi. Šiuo metu žmonės būrėsi, jie nori gyventi visuomeninėme, socialinėme, ekonominėme Lietuvos gyvenime, nori teikti savo nuomonę, nori be abejo tos gerovės Lietuvos, nori padėti Lietuvai. Dabar saugumo atveju nori garsiai reikšti paramą Ukrainai, nori kalbėti apie Lietuvos saugumą. Tai aš manau, kad tikrai diaspora turi žodį ir tą aiškiai daro. Ir taip pat vertinant Lietuvos teisinį reguliavimą, taip pat iš tiesų norisi, kad tas teisinis reguliavimas atspindėtų esamą situaciją. Tai trumpai kalbant apie pilietybės reguliavimą, tai yra diskutuojama dėl pačio skaičiaus, bet turbūt 1 milijonas ar 1,5 milijono lietuvių gyvena užsienyje. Pilietybės klausimas diasporai tai vienas yra svarbiausių, puikiai tą žinai, atstovaudamas juos ir Seimo komisijoje. Ir jeigu kitose konstitucijose, įskaitant ir Jungtinių Amerikos valstijų konstituciją, pilietybės institutas nėra paminėtas. Lietuvos konstitucijoje tai labai aiškiai apibrėžta. Ir net ne tai, kad konstitucijoje, bet pačiam pirmam skirsnyje, kuris yra labiausiai apsaugotas nuo galimų pakeitimų šalia kalbos, šalia santvarkos. Ir 12 straipsnis, kuris ir lemia didelę dalį konstitucijos ir pilietybės reguliavimo Lietuvoje, yra labai svarbus diasporai. Tai kalbant apie pokyčius konstitucijoje ir planuojamą referendumą 24 metais, norėčiau ir pakalbėti su tavim, kokiam stovyje ir kokia situacija yra su pasiruošimu tam referendumui, kuris galimai keistų 12 straipsnį konstitucijoje. Kadangi pilietybė yra paminėta pačioje konstitucijoje, tai praktiškai šiandien yra ir 30 metų atkurtos Lietuvos pilietybei. Puikia proga apie tai pakalbėti. Prieš keletą mėnesių Seimo darbo grupėje, kuri ruošiasi šiam referendumui, ruošia teisės aktus, principus, sąrangą, pilietybės atstovai paminėjo 7 aspektus, kurie antram pilietybės referendumui turėtų būti apmastyti, pagalvoti. Ir aš norėjau labai greitai tiesiog pereiti per tuos punktus ir paklausti, tai kurgi dabar yra tie klausimai, tie punktai šiuo metu. Ar galim taip greitai? Žinoma, Rimvydai. Tai pirmas klausimas kartelė. Ji, kaip jau minėjau, konstitucijoje 12 straipsnių yra gan aukšta. Kai kurie sako ekspertai, kad net ir neįveikiama. Ar jinai keisis? Ar planuojama ją peržiūrėti 24 metų? Kartelė dėja nesikeis. Rimvydai, aš galbūt trumpai apie pačią kartelę. Tai kalbant iš teisinės pusės, kaip pats minėjai, Konstitucijos 12 straipsnėje yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimas įgijus kitos valstybės pilietybę tik išimtiniais atvejais. Tai yra Konstitucijos 1 skirsnyje pamatiniai valstybės principai su tokiom nuostatom, kaip aš minėjau, kad Lietuva yra nepriklausoma demokratinė valstybė, suverenitetas priklauso tautai. Tai būtent tai, kad yra 1 skirsnyje reikalingas, tą nuostatą pakeisti reikalingas referendumas. Tai kalbant apie referendumą, paties referendumo kartelė yra labai labai aukšta. Tai kaip ir pats minėjai, aš manau, kad jin yra beveik neįveikiama. Aš pasižiūrėjau šiek tiek statistiką, tai berods 2013 metais referendumas Europos Sąjunga buvo vienintelis ar vienas iš sėkmingų referendumų, kai tuo metu balsavo ženkliai daugiau piliečių ir pasisakė taip pat daug didesnis skaičius piliečių. Tai kalbant trumpai apie reikalavimą referendumo, tai yra būtinas aktyvumas. Tai yra, kad privalomas referendumas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvavo daugiau kaip pusė piliečių turinčių rinkimų teisę ir įrašytų rinkėjų sąrašą. Tai būtent 19 metais referendume sąrašuose buvo įrašyta beveik 2,5 milijono lietuvių ir balsavo šiek tiek daugiau kaip 1 320 000. Tai yra
53%. Tai referendumas laikomas įvykusiu. Tai ką tas parodo, iš tikrųjų, tik tai 53% piliečių balsuoja. Ir ta statistika yra labai artima prezidento, Seimo, kitiems rinkimams. Tai yra labai didelė dalis Lietuvos Respublikos piliečių nebalsuoja. Tai yra ne vien tik tai referendumo klausimas, tai yra, sakysime, apskritai politinio aktyvumo, galbūt nusivylimo politika, politiniam partijom ir taip toliau. Antras yra balsų skaičius. Tai tas, iš tikrųjų, antrasis aspektas padaro referendumo kartelę beveik neįmanoma. Būtent sprendimas dėl šio straipsnio pakeitimo. Tai yra laikomas priimtų, jeigu jam pritarė daugiau kaip pusė piliečių turinčių rinkimų teisę ir taip pat įrašytų rinkėjų sąrašą. Tai yra būtent balsas skaičiuojamas ne nuo balsavusių referendume, bet nuo visų įrašytų rinkėjų sąrašą. Tai pritruko kiek balsų? Tai pritruko praktiškai beveik 290 tūkstančių balsų. Kadangi tokia aukšta kartelė, sekantis klausimas mano tada būtų internetinis balsavimas, kuris palengvintų užsienyje gyvenančių piliečių dalyvavimą rinkimuose, nes, kaip žinome, ir paštas neveikia, ir arba per vėlai ateina, arba žmonės tiesiog, kai prabalsuoja, negrįžo tie balsalapiai atgal. Ar internetu galės pasaulio lietuviai balsuoti referendume dėl pilietybės? Dėja, balsavimo internetu 2024 metų rinkimuose tikrai nebus. Galiu visus nuraminti, ar opozicija pradžiuginti. Iš esmės, šis balsavimo internetu klausimas bent pasaulio lietuvių apygardoje buvo keltas labai aktyviai jau praeitoje pasaulio lietuvių bendruomenės Seimo komisijoje. Šioje komisijoje, kuri pradėjo veiklą 2024 metais, jau yra 3 rezoliucijos priimtos, raginant įvertinti balsavimo internetu sprendimus, užsakyti galimybių studiją dėl šios sistemos diegimo, testavimo, auditavimo. Labai gaila pripažinti, kad po beveik 3 metų diskusijų ar 4 metų diskusijų, tai yra tokiam pradiniam taške. Kiek žinau, Vyriausioji rinkimų komisija užsakė galimybių studiją, kuri tik tai įvertins galimybės balsuoti internetu. Tai trumpai, tam, kad būtų pasirinkta balsuoti internetu bent užsienio apygardoje, teisės aktai turi būti parengti metai prieš. Tai yra būtent kitų metų gegužė, 23 metų gegužė. Šiandieną šio teisės projekto nėra, ta galimybių studija dar nėra įgyvendinta, tai aš tikrai galiu atvirai pasakyti, kad jeigu sakoma, kad bus balsavimas internetu, tai yra tam tikras veiklos imitavimas. Šis svarbus referendumas ir vėl ypatingai siekiant labai aukšto aktyvumo piliečių, visų rinkėjų, nes būtent to ir reikia šiam referendume, priklausys vėl nuo užsienio valstybių pašto tarnybų ir kaip greitai jos veiks. Taip, iš tiesų gana apmaudu, nes, kaip ir pats žinai, 19 metų referendume užsiregistravo rekordiškai aukštas piliečių skaičius. Tai berods virš 60 tūkstančių registravosi, 52 balsavo. Tai virš 8 tūkstančių balsų nepasiekė ambasadų konsulatų. Tai, kaip minėjau, priežastys yra įvairios, bet didelė, gana ženkli dalis piliečių negalėjo pasinaudoti aktyvią rinkimų teisę. Kiti net nebalsuoja ir nesiregistruoja, nes žino, kad tiesiog jų balsai nebus įskaičiuoti. Politinis partijų sutarimas, politinių jėgų sutarimas dėl rėmimo, kad šis referendumas būtų sėkmingas. Ar jis yra, ar palaikymas pilietybės išsaugojimui, ar dvigubai pilietybei, išplėtimui daugybinės pilietybės konstitucijoje, ar jis yra pasiektas? Tai šiuo metu, mano turimais duomenimis, tikslą pasirengti referendumą dėl konstitucijos keitimo iškėlė ir koalicijos sutartį numatė Laisvės partija, Liberalų sąjūdis, Tėvynės sąjunga, Krikščionys demokratai. Tai yra rašyta į koalicijos sutartį. Deja, visų partijų pozicijos ir opozicijos kažkokio politinio susitarimo nėra, turbūt šiai dienai. Aktyviau šioje srityje matau reiškiasi valdančiosios partijos. Deja, pasaulio lietuvių bendruomenės Seimo komisijoje opozicinių partijų atstovų balsai nelabai yra girdimi, ar galbūt tai yra šiek tiek dar ankstoka, bet tas šiek tiek ir gąsdino turbūt, nes kai negirdėjo oponentų pozicijos, nelabai žinai, kaip į tai atsakyti, tai matyt bus arčiau referendumo kažkokios nuomonės, bet vėlgi lyginant su 2003 metų referendumu stojimo į Europos Sąjungą, tai kiek atsimenu buvo
speciali iniciatyvinė grupė, buvo 105 Seimo nariai pasirašė, buvo sudaryta specialiai gyvenimo komisija, taip pat buvo rimtai rengtasi tam. Tai šiuo metu po kol kas matyti daugiau iniciatyvos iš valdančiosios pusės, bet šiek tiek mažiau iš opozicijos. Bet viltis, kad politinis sutarimas ir vienybė palaikant tą klausimą visgi išlieka. Ar kol kas nesimato prieštaraujančių? Taip, iš tiesų, po kol kas priešininkų nesigirdi, ar sakysim, bent jau grėsmių, taip vadinamai daugybiniai pilietybei, ar galbūt klausimas dėl kitų aspektų, sakysim, Lietuvos Respublikos pilietybės įgyjimas naturalizacijos būdu, kuris taip pat sukelia tam tikras diskusijas. Bet ir norėjau paklausti, tas ketvirtas aspektas, formuluotė, ar jinai bus telkianti aiškiai visiems žmonėms, ar dar formuluotė nėra numatyta? Tai šiuo metu yra parengtas konstitucinio įstatymo projektas. Seimo narė, konservatorė Dalia Asanavičiūtė, kuri taip pat yra PLB Seimo komisijos kopirmininkė, yra šios darbo grupės pirmininkė, siūlo iš tikrųjų gana lakonišką referendumo formuluotę, tai yra Lietuvos Respublikos pilietybės įgyjimo, išsaugojimo ir netekimo tvarką nustato konstitucinis įstatymas. Tai yra tarsi blanketinė norma, nukreipianti visą reguliavimą į konstitucinį įstatymą. Tai kartu su šia referendumo teksto formuluotė bus teikiamas konstitucinio įstatymo projektas. Tai visuomeniai gali kilti įvairiausių diskusijų, kažkas gali nesuprasti, kodėl čia sakoma, kad viskas bus nuspręsta konstituciniu įstatymu. Tai taip trumpai, koks skirtumas tarp konstitucinio ir paprasto įstatymo, tai jo priėmimui reikalinga taip pat paprasta Seimo narių balsų dauguma, 71 balsas, bet pakeitimų yra šiek tiek aukštesnė kartelė. Tai yra užtikrinant tam tikrą teisinį stabilumą, turi pritarti 3/5 berods Seimo narių, tai yra 85 Seimo nariai. Tai jeigu būtų nuspręsta, sakysim, kažkokias šalis išimti iš kitų šalių sąrašo ar pakeisti reguliavimą, tada jau reikėtų pozicijos ir opozicijos sutarimo. Trumpai, Rimvydai, tas pirmas variantas yra labai svarbus, kurį priims, nes jam reikia tiesiog paprastos daugumos, taip? Tai būtent ir trumpai, Rimvydai, taip pat, kadangi yra projektas pateiktas, aš kiek žinau, šiuo metu pateiktas projektas yra Seimo frakcijoms taip pat diskusijai, tai nebuvo labai dar viešinta, nes gali pasikeisti. Dabar yra siūloma, ganėtinai panaši formuluotė, kas buvo anksčiau. Tai yra būtent dėl geopolitinės situacijos siūloma leisti išsaugoti Lietuvos Respublikos pilietybę tik šių kitų valstybių piliečiams. Tai yra ES Europos ekonominės erdvės valstybės narės, NATO Šiaurės Atlanto sutarties narės, Europos bendradarbiavimo plėtros organizacijos narės ir taip pat kelios atskiros valstybės, tai yra Singapūras, Argentina, Brazilija, Ukraina. Tai vėlgi ir yra įdėtas saugiklis, kad neleisti išsaugoti Lietuvos Respublikos pilietybės tam tikrų nedraugiškų kitų valstybių piliečiams, tai yra buvusios SSRS pagrindų sukurtose sandraugose, NVS, Azijos, Eurazijos kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos narės. Kitas dar yra vienas alternatyvus Rimvydai variantas, tai yra praktiškai nevardinti visų valstybių, kiek suprantu iš pasaulio tų bendruomenės atėjo tas pasiūlymas, yra siūloma leisti išsaugoti Lietuvos Respublikos pilietybę įgyjus kitos valstybės pilietybę, kuri nėra būtent tų nedraugiškų valstybių šalis. Tai nevardinti, sakysim, valstybių sąrašo, bet sakysim, jeigu tu tampi Rusijos ir Lietuvos pilietis, tai tokiu atveju negali būti Lietuvos Respublikos piliečių, pilietybė bus neišsaugota. Tai yra tokie variantai ant stalo šiuo metu ir yra tokie pradiniai, sakyčiau, diskusijų stadijoje Seime. O nuo 2019 metų gyvenimas nestovi vietoj, daug mišrių šeimų persikelia gyventi į Lietuvą ir tas klausimas daugybinės pilietybės yra aktualus jau ir lietuvių šeimom, kurie sudarė sąjungas su kitų šalių piliečiais. Jie gyvena jau ilgą laiką Lietuvoje, augina vaikus. Ir jie nenorėtų prarasti savo šalių pilietybių, lygiai taip pat kaip ir lietuviai išvykę kitas šalis nenori prarasti savo pilietybės, kai jie naturalizacijos būdu įgyja Lietuvos Respublikos pilietybę. Ar apie tai kalbama ir Seimo bei PLB komisijos posėdžiuose, diskusijose, darbo grupėje? Tai buvo iškeltas šis klausimas, tai reguliuoti konstitucinėme įstatyme. Sakysiu, yra tokios dvi išsiskiriančios pozicijos, tai yra
dėl referendumo sėkmės viena pozicija. Jeigu mes išplėsim, sakysim, diskusijos ratai, naujus aspektus pilietybės reguliavimo, tai galbūt šiek tiek suklaidins pačią visuomenę, yra daugiau diskusijų, tada reikia aiškesnės žinutės visuomeniai, ką norim reguliuoti. Ir turbūt kita pozicija yra daugiau vertybinių pobūdžių, ar mes iš tikrųjų diskutuojame apie naturalizaciją, ar nediskutuojam. Tai iš mano pusės, aš kaip pasaulio lietuvis, aš pats esu, mano žmona yra ne Lietuvos Respublikos pilietė, tai iš mano pusės, jeigu mes norim pritraukti talentus sugrįžti į Lietuvą, norim pritraukti profesionalus, norim nebūtinai kviestis lietuvius, tai aš manau, kad Lietuva turi būti atvira, demokratiška, turi būti, priimti skirtingus dalykus, skirtingus žmonės, skirtingus talentus ir svarstyti tą klausimą kompleksiškai kartu su, sakysim, Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimu. Kalbant apie pasaulio lietuvių bendruomenės poziciją, tai kaip suprantu, pozicija yra teikti prioritetą Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimui, įgijus kitos valstybės pilietybę ir šiame referendume nediskutuoti ir nevertinti pilietybės įgyjimo, naturalizaciją ir kitų klausimų. Visas šis formuluotės įgyvendinimo procesas turi būti išaiškintas. Ar informacinė kampanija ruošiama? Ji turėtų jau kaip ir prasidėti. Tai trumpai turbūt yra dabar svarstoma padaryti visuomenės apklausą. Taip pat siūlymas, kiek suprantu, iš Užsienio reikalų ministerijos, iš pasaulio lietuvių bendruomenės, įvertinti, kokios yra grėsmės, kokie būkštavimai, nes iš tiesų ir 2019 metais gana ženkli dalis Lietuvos Respublikos piliečių pasisakė prieš, tai yra virš 20%, tai norisi įvertinti tai. Kiek žinau, iš tiesų yra vyriausybės kanceliarijoje turbūt patvirtintas ar svarstomas biudžetas referendumą gyventi, konkrečiai skirti lėšas informaciniai kampanijai. Tai yra vienas iš vyriausybės prioritetinių klausimų. Kiek matau, pasaulio lietuvių bendruomenės ir Seimo komisijos posėdžiuose gana aktyviai dalyvauja Lietuvos Respublikos vyriausybės kanclerė. Tai iš tiesų vyksta diskusijos tarp Seimo valdančiosios daugumos ir vyriausybės gana aktyvios ir iš tikrųjų teikia tą poziciją. Kažkiek gal nesigirdi prezidentūros atstovų ar prezidentūros pozicijos šio klausimu. Kaip minėjau, opozicijos nelabai balsai girdimi. Bet kas yra padaryta Seime, tai yra priimtas referendumo įstatymo pakeitimo įstatymas, kuris suteikia galimybę skelbti referendumą šiek tiek anksčiau. Tai yra prieš 12 mėnesių iki referendumo datos. Tai yra, jeigu referendumas vyks su prezidento rinkimais 2024 metų gegužę, tai informacinė kampanija jau prasidės kitų metų gegužę. Ar priimtame referendumo įstatyme jau numatyta, kad galės ne tik referendumo iniciatyvinė grupė agituoti už? Ar ta nuostata išliko ir iš anksčiau, kai tik referendumo iniciatyvinė grupė, kas šiuo atveju būtų Seimo nariai, galėtų telkti lėšas ir leisti jas kampanijai už? Nesu tikras, Rimvydai, 100%, bet aš manau, kad iniciatyvinė grupė turbūt liko ta teisė. Biudžetas bus adekvatus tai plačiai informaciniai kampanijai, kurią reikėtų vykdyti, kad pasiektume tiek daug piliečių šiam referendumui? Manau, kad sunku vertinti, nes nežinau skaičiaus, koksai bus vyriausybei pačioj, bet aš taip esu realistas. Jeigu taip atvirai, manau, taip aš paskaičiavau matematiškai. Jeigu balsavo 53% ir pasisakė virš 74% ir pasižiūrėjo, sakysim, ES referendumo rezultatus, tai turi bent atei 10% daugiau žmonių balsuoti. 10-20% daugiau ir, sakysim, ta kartelė turi būti pakelta iki 85% ar net daugiau pritarančių, kas šiuo metu buvo 75%. Tai vėlgi, vertinant visus praėjusius rinkimus, balsavimas, aktyvumas buvo būtent ties 50% riba. Tai yra labai sunku padaryti, iš tikrųjų pakviesti naujus žmonės. Aš manau, tik tai, ne tik turbūt dėl referendumo klausimo, bet dėl bet kokio balsavimo. O kad balsuotų taip pat, tai tą 20% reikia įtikinti, reikia diskutuoti, kodėl. Tai taip, jeigu atvirai šiai dienai diskusijos aš nelabai matau.
mažai yra įsitraukusi Lietuvos teisininkų visuomenė. Praktiškai tie patys veidai, kurie buvo 2019 metų referendume, pasisako vienu ar kitų klausimų. Tai ta diskusija, tokia gana ženkli diskusija be Seimo, aš manau, kad jinai neprasidėjo. Ir šiek tiek mane neramina, aš prisipažinsiu, kad taip, galbūt sumos ir bus skirtos, bet vėlgi viskas taip keliama paskutiniai dienai. O yra institucija numatyta jau, kuri bus atsakinga už koordinavimą visos tos kampanijas? Abejoju, tai turbūt, kad vis tiek yra kaip ir Vyriausioji rinkimų komisija, o vėliau turbūt Seimas, bet konkrečios institucijos nėra. Bet Vyriausioji rinkimų komisija negalės vykdyti kampanijos už, tai turėtų būti kažkas kita. Savarankiška institucija, be abejo. Tai šiuo metu aš nemanau, kad dar yra numatyta atsakinga institucija. Tai toks galbūt apibendrintais klausimas, iš teisininko pozicijų vertinant ir žinant statistiką, kiek anksčiau balsavo, kokios yra galimybės pritraukti naujus rinkėjus, ar yra šansas, kad antras pilietybės referendumas šiomis sąlygomis bus pavykęs ir išspręs šį klausimą, kuris taip rūpi diasporai? Aš svarsčiau, kad pavyktų, kokie turi būti žingsniai. Tai aš manau, iš esmės, kaip trumpai atsakant, Rimvydai, aš manau, kad yra labai nedidelis šansas. Taip, jeigu atvirai, nes kartelė yra tikrai labai aukšta. Buvo bandyta tą kartelę sumažinti, bet dėl geopolitinės situacijos, kaip ir buvo tokias diskusijos, kad gal nėra labai geras metas. Tai aš manau, kad užsienyje yra akivaizdu iš rezultatų, nes balsavo 52 000, kai trūko 300 000, vien užsienio balsų tikrai neužteks. Tai galbūt galima užsienio paraginti, diskutavom, kad galbūt daryti kažkokias mobilės rinkiminės apylinkės arčiau didžiuosiuose miestuose, kad arčiau būtų rinkėjo, aktyvią rinkiminę kampaniją, bet turbūt nebus 300 000 papildomų balsų užsienyje. Tai visa agitacija yra Lietuvoje, kai šiuo metu dar neprasidėjo. Sunku vertinti, bet manau, kad iš tikrųjų reikalinga daug platesnė diskusija. Tai trumpai rezumuojant, aš manau, kad šansų galbūt yra, bet tie šansai yra labai maži ir didelė dalis visuomenės to nesupranta. Ir aš taip sakyčiau, kad galbūt tai yra antrasis šansas, ne visada antras šansas yra suteikiamas. Man bent jau gyvenant JAV, New York'e, tai jeigu antrasis šansas nepavyks, tai aš taip manau, kad trečio šanso tikrai nebus. Ar esant tokiam nedėkingom sąlygom ir antrame referendume, nėra kitų būdų ieškoti, kaip išsaugoti pilietybę ar praplėsti daugybinės pilietybės savoką pilietybės įstatymų, kuris dabar galioja? Galbūt karo sąlygos kažką keičia. Neseniai kilęs skandalas su Rusijos gynybos ministro Šoigu podukra, nesantuokinė dukra, kuomet ji turi Lietuvos pilietybę, Rusijos gynybos ministro podukra turi Lietuvos pilietybę kartu su Rusijos pilietybė, o lietuviai gimę, augę, išvykę į užsienį, vakarų šalis, aktyviai stengiantys išsaugoti pilietybę savo vaikams, jie negali jokiais įstatymais ir jokiomis išimtimis išsaugoti savo pilietybės. Ar tai yra teisinga, ar tai yra konstitucijos dvasioje, kurią priėmė prieš 30 metų Lietuvos žmonės? Aš manau, Rimvydai, tai yra labai teisingas klausimas. Man kaip pačiam gimusiu, užaugusiu Lietuvoje, baigus teisės mokslus ir, sakysim, gyvenančiam užsienyje, tai neatrodo labai teisinga. Aš sakyčiau, kad lietuviai gyvenantis užsienyje yra labai aktyvūs. Ta prasme, lietuviai būtent rūpinasi Lietuvos gerovę. Pirmas, kada būna, sakysim, verslo renginys, delegacijos atvyksta, įvairiausiom kitom priežastim atvyksta lietuviai į JAV, tai pirmiausiai visada kreipiasi į lietuvius. Ta prasme, lietuviai visada padeda vienas kitam, sujungia, įveda į tam tikrą rinką, supažindina. Tai mano nuomonė, Lietuvoje tie lietuviai yra labai reikalingi. Kalbant apie saugumą, tai yra daug stipriau, kai tu esi gyvenantis
toje terpėje tu turbūt pažįsti ir vietos valdžios, tikras savivaldybės institucijas, turi tam tikrą kontaktą, tavo šeimos narys gali būti susijęs, tai tu gali iš tikrųjų daug garsiau kalbėti užsienyje, kas yra naudinga Lietuvai. Tai kas ir be abejo vyko Ukrainos atveju, visi iš šiuo metu bando padėti Ukrainai tiek finansiškai, tiek politiškai, ekonomiškai, socialinė prasme. Tai nežinai, gali Lietuva atsidurti tokioje situacijoje. Tai aš manau, kad tas 1,5 milijono lietuvių gyvenančių užsienyje tai yra galinga jėga Lietuvai. Ir man kaip gimusiam Lietuvoje užaugusiam norisi išsaugoti tą nepertraukiamą teisinį ryšį su Lietuva. Turbūt yra didžiulis noras, kad, sakysim, vaikai vyktų į Lietuvą studijuoti, kad jaunimas grįžtų į Lietuvą studijuoti, kad perimtų Lietuvos kalbą, tradicijas. Tai iš tiesų norisi kurti geresnę Lietuvą. Ir aš grįžtant prie referendumo ir prie pilietybės reguliavimo, tai šiuo metu jau pilietybės įstatymai yra 11 išimčių. Ir mes, kai kalbam konstituciją apie itin specifinį išimtinį atvejį, tai manau, kad tai nėra jau itin specifiniai išimtiniai atvejai. Šiuo metu yra kai kurios labai plačios išimtis. Ir gaunasi netgi sunku, galbūt diskriminacija yra toks per sunkus žodis, bet būtent ta karta, kuri išvyko po nepriklausomybės atkūrimo, jie tarsi kaip ir laikomi ekonominiais emigrantais, bet iš esmės tie lietuviai yra labai aktyvūs šiuo metu. Jie palaiko Lietuvą, jie kuria profesionalų klubus, jie turi savo talentų, grįžta į Lietuvą. Kartais ir fiziškai sugrįžta į Lietuvą, parsiveža savo šeimas. Tai taip trumpai teigiant, man kaip teisininkui atrodo, kad Konstitucijos 12 straipsnis netitinka socialinių santykių, netitinka Lietuvos emigracijos tendencijų, kad jinai yra itin griežta. Taip vertinant netgi kaimininių šalių su panašių likimų nuostatos. Tai dažniausiai yra arba nereglamentuojama yra konstitucija, ar yra blanketinė norma į paprastą įstatymą, kur yra numatytas pilietybės nuostatos. Na ir kaip žinom, konstitucija yra tekstas, bet konstitucinio teismo išaiškinimai yra kita dalis, kuri prisideda prie konstitucijos reguliavimo, aiškinimo, įgyvendinimo. Ir ypatingai šiuo atveju, pilietybės atveju, mes turim būtent konstitucinio teismo išaiškinimą, kuris tą žodį atskiras išaiškino kaip išimtinį labai retą, nors dauguma lietuvių nesupranta žodžio atskiras kaip labai išskirtinio ar labai reto. Tai neapibrėžimas, kurį paprastai lietuviai naudoja tam žodžiui. Ir ar nematytum, kad būtent konstitucinis teismas šiuo metu galėtų tą konstitucijos dalį išaiškinti kitaip ir ne tik per tą Borisovo bylą, kuri 2006 metais pasmerkė mus visus tokiam komplikuotam labirintui ir paieškoms, kaip išspręsti šį klausimą, galbūt reikia naujo žvilgsnio, ypatingai ir karo sąlygomis Europoje, ir nūdienų situacijoje, kad konstitucinis teismas visgi pažiūrėtų, ar iš užsienio atvykę žmonės ir gavę Lietuvos pilietybę turi būti taip pat vertinami kaip Lietuvoje gimę, augę ir pilietybę gavę būtent gimimu, bet išvykę į kitas šalis ir įgyję kitų šalių pilietybės. Aš tai manau vienareikšmiškai taip, Rimvydai. Tai turbūt priklauso nuo konstitucinio teismo sudėties, taip pat kaip ir JAV, labai priklauso nuo pačių teisėjų, kiek galima pakeisti konstitucinę doktriną. Tai yra būtent interpretuoti vienaip ar kitaip nuostatas. Tai aišku, yra atskiri atvejai, išimtiniai atvejai, tai ta doktrina yra ganėtinai siaurinanti. Tai turi būti itin reti išimtiniai atvejai, kai tuo tarpu, kaip minėjau, pilietybės įstatymai jau yra 11. Atskirų išimčių yra, sakysim, tremtiniai ir 2 kartos tremtinių, kartais, žinai, nelabai yra ryšys tarp skirtingų, sakysim, atstovų. Ir mes žinom atveju, kad tos išimtis yra ganėtinai plačios. Tai vėlgi grįšiu prie tos minties, kad mano manimu, ta karta, kuri išvyko po nepriklausomybės atkūrimo, jie realiai neturi galimybių šiuo metu išsaugoti Lietuvos Respublikos pilietybę ir kas yra liūdniausia. Iš esmės tie lietuviai yra gimę Lietuvoje, kalba lietuviškai, buvo sutuoktiniai
jų vaikai kalba lietuviškai ir kažkuriam gyvenimo etape turi pasirinkti, ar pasirinkti užsienio valstybės pilietybę ar Lietuvos. Ir taip paprastai žiūrint, tai Lietuva yra labai maža šalis. Ta prasme, tai yra Lietuva turbūt kaip gerą dieną Manhattan'e yra šiek tiek daugiau žmonių negu Lietuvoje paskaičiavus. Tai yra per didelė prabanga taip atsisakyti savo piliečių. Aš manau, kad tie piliečiai yra labai naudingi Lietuvai, kalba tą pačią kalbą. Mes esame visi lietuviai, draugai, pasaulio lietuviai, norim vienas kitam padėti. Ir tuo atveju, mano manimu, šiuo metu, kaip atrodo, netgi ta doktrina yra tokia nedraugiška, būtent užsienyje gyvenančiams lietuviams. Ir iš esmės teisinis reguliavimas pasikeitė. Nuo 90 metų tai buvo okupacinė kariuomenė, buvo labai nedraugiški priešai, buvo šalia. Ir norėjęs užtikrinti, kad ta konstitucija negalėtų būti pakeista. Bet po 30 metų taip, grėsmės liko, bet Lietuvos visuomenė labai pasikeitė. Tai aš manau, kad konstitucijos nuostata pati nebeatitinka realijų. Ir taip, pritarčiau, kad konstitucinė doktrina taip pat yra. Tos bylos buvo labai specifinės ir esminės bylos buvo jau ganėtinai senokos. Tai galbūt ta doktrina gali keistis, priklausomai turbūt nuo konstitucinio teismo sudėties. Ir taip, aš kaip teisininkas manau, kad yra įvairiausių kelių, ne tik tais referendumo būdu, bet ir kitais būdais pabandyti pakeisti doktriną, priimti, sakysim, papildomas pilietybės įstatymo pataisas, nes referendumo įstatymas buvo parengtas esant toje geopolitinėje situacijai. Dėl to ir ta kartelė yra labai aukšta, kai šiuo metu jau matom iš referendumų istorijų, kad referendumas įvyktų yra gana paprasta, bet kad pasiekti teigiamą rezultatą yra labai sunku. Kągi, tie lietuviai, kurie yra išvykę užsienyje ir yra galbūt vieni iš aktyviausių, jie tikriausiai ir nėra priėmę kitų šalių pilietybių, nes jiems tas ryšys su Lietuva yra labai svarbus, bet būtent jų balsų reikėtų, kad jie galėtų dalyvauti ir tų šalių demokratijose. Kaip žinome, Jungtinėse Amerikos valstijose artėja vidurio rinkimai, būtent dabar yra diskutuojama, ar tie nauji rinkimai nepaveiks paramos iš Jungtinių Amerikos valstijų Ukrainai, finansuojant ir teikiant paramą tiek ginklais, tiek finansinę paramą Ukrainai. Tas lietuvių balsas, kuriems šis klausimas rūpi, yra labai svarbus ir Jungtinių Amerikos valstijų demokratijoje ir kitose vakarų valstybėse. Tad būtent dabar labai būtų svarbu, kad tie žmonės turėtų kitų šalių pilietybės, bet aišku, jų ryšys su Lietuva jiems yra labai svarbus. Tikėkime, kad tos paieškos, kaip juos išsaugoti Lietuvos orbitoje, nuslops, neišnyks. Ir šiandien būtent apie tai bandėme pakalbėti, kurgi yra, kokiame lygyje yra tos pastangos. Ir Konstitucijos diena tai yra prasmingas klausimas kalbėti, nes piliečiai yra būtent žmonės, kurie kūrė valstybę. Lietuvos valstybę šiuo atveju. Su manim šiandien buvo Gediminas Ramanauskas, Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos narys, gyvenantis JAV, teisininkas, advokatas, diaspora ir 92 metais prisidėjo labai daug prie konstitucijos kūrimo. Dar praeitais metais globalios Lietuvos apdovanojimuose Ernestas Raskauskas gavo būtent įvertinimą už jo pastangas padėti kurti Lietuvos konstituciją būtent vakarietiškais principais. Diaspora toliau išliks ištikima Lietuvos valstybei ir rems Lietuvos pastangas kurti demokratinę laisvą visuomenę. Ačiū Gediminai už dalyvavimą šiandien tokią ypatingą dieną mūsų pokalbėje kartu su pilietybė, o visus sekėjus kviečiame sekti mūsų socialiniuose tinkluose, Facebook'e, LinkedIn'e, YouTube'e, Instagram'e. Būkite su mumis ir iki kitų susitikimų. Ačiū Jums už dėmesį. Ačiū Rimvydai. Iki.